tokią vietikę radau. Tikrai nesuklydom, pakeisdami vietą. Dabar užkibo ant tokio vat. Kas pagrindė kimba? Žiobriai, plakiai, karšiuką, kuojas. Nu tai, tada visai neblogai. Neblogai. Kablys nutrūko. Jeigu nesisek, tai iki galo. Tai žodžiu, žvejai mano mėly, šiandien vėl diena, kai keitėm vietą. Nežinau, kažkaip daugėja vandens telkinių sąrašas, kur bandau įtraukti į nevažiuojamą, nežvejojimą. Žodžiu, ten, kur žvejojom, nieko nepagavom. Nu kaip nieko, nu tą kojikį vieną. O taip, nežinau, matyti tenais nelabai kokia vieta šiuo momentu. Arba aš kažko neperprantu ten. Tai va taip. Tiesiog metėm viską, atvažiavom prie duobės. Įžymioji Nevėžio duobė. Šiaip po tokią vietikę radau. Po šakom atsitūpus užmetu. Dabar turėjau pirmą neblogą kibimą ir nuėjau su pavadžiu. Tai žodžiu, kaip nesisek, tai nesisek. Bet nieko. Nuotaikos neprarandam, oras geras, pasikeičiu pavadėlį ir vėl bandom mesti. Gal bent kažką čia pagausim. Bent jau yra veiksmas ir. Ką tik pirmas metimus darau. Aš buvau tenais į galą nuvažiavęs. Tai nei kibimo neturėjau. Šapalas. Nelegalus. Einu savo. Kibims konkretus. Ir palauk. Vėl be kablių. Vėl be kablių. To prasme nesuprantu.
O, čia tai jau šapas. Pilna burna. Jauk. Tai juda. Nu ką, nuotaika gerai jau. Kaip sakant, reikalai į gerąją pusę. Tikrai nesuklydom pakeisdami vietą. Čia aišku labai abejojom dėl užmetimo, bet kol kas į šakas nepataiko. Tai tol galim žvejoti. Tai o dabar, ką aš iš riklėlio va. Čia turiu Soromix užsipylęs džiuvisėlių. Na, žodžiu, kamščiuoju. Biški gyvo. Kukurūzo vieną kitą. Dabar užkibo ant tokio vat kukurūzą veriam. Ir dzikau. Taip tikiuos didesnės žuvies, kaip dabar ir buvo. Koja. Turime ir koją. Kokias jūs visas judras. Ką apstojo truputį kibimas. Tai tuo momentu atsigersim kavos. Čia ne reklama, tiesiog šiandien iki parduotuviai radom kavos, kur kaip kareiviškam daviniai maistą šildais. Tai čia savaime pasišildanti kava. Tai žodžiu sakau, pafilmuosiu. Pabandysim pasidaryti. Čia rašo atidaryti dugną. Čia yra toks mygtukas. Tada jį taip paspaudi. Ir taip, kai pasimato garai, apverti antraip. Niks nevyksta. Bet man kimba. Gerai, padarom vieną ir antrą. Įkaito. Matyt, reikia biškai laiko. O, žiūrėk, kaip garuoja. Konkrečiai. Aš reikia pamaišyti.
prikolas. Pažiūrim. Eiktus. Visas apsivariau. Čia yra late. Čia mano. Nu, ne karšta, bet šilta. O mano yra karamelinis kapučinas. Paskui. Kaip tu saukai kaito. Bet šauna tai. Jau reikia toliau pasitraukti. Skanu. Šiaip skonis tai tikrai geras. Daug paragauti. Tavo skanesnė. Tavo. Mano saldesnė. Kapučino skanesnė negu late. Dabavo ten mūsų. Kitokių. Kuoja. Jau, museliuką tokį pakeičiau dabar. Kojas tokia pusė velnio dar traukti normaliai dar. Ne tos tokias, kur pirmai tam pagal. Kas čia į, kas čia į? Kas čia į, aš to išklausiu? Kas čia? Čia į keli meitelė. Ne, vėžis turi charakterį, aš manau, ta žuvis. Gali būti, kad jinai stovi tam tikrose vietose. Ne šiaip, nebūtų sutapimas. Skaityk, užpernai buvau, irgi panaši situacija. Tam atrodo, gali kelias kojas pagavau. Šiemet irgi nuvariau tą pačią vietą, tai dabar kryžių dedu. Jau geriau kažkur bandyti kitur kokią vietą, kad ir sunkiai užmest, bet vis tiek lavinasi užmetimas. Na, įseksiu tą šaką šiandien. Kai įseksiu, tada važiuosim namo. Aišku. Visai gerai diena praeis. Žuvies pagavom, būtumėm iš karto čia sėdę, gal būtumėm jau normaliai, kaip sakant, ir prigaudę. O jūs ką? Padėjot laikančio video? Jei nepadėjot, padėkit. Būtinai pakomentuokit, kaip jums žvejybos irgi tenka keisti vietą. O tie, kurie neprenumeruojat, paprenumeruokit, taigi nesunku. Ir ačiū
visiems, kurie prenumeruojat ir ačiū už peržiūras. Tikrai wow. Peržiūros nemažos, tikrai super. Spaudžiu dešinę kiekvienam. O, čia tai geras. Čia smarvės tur. Ką nori? Nu, būtų gerai, jeigu suprai tau negaila. Gal nusileis. Gal laidas vedė, ne? Ką? Nevedė laidų, vedė laidas. Nu, YouTube, ne? O, jie turi savo klientą supranti. Aš pastoju pasižiūriu, žiūrėjau, kaip karpis gaudė ir rusniai supranti. Malonu. Nu, žiūriu kažkur. Kaip lemba galvoju, gal negražu, gal nepataikysi paskui, žinai, pasakysiu. Bet paskui supranti, žiūriu, kad tikrai nes. Aš vieną pluotį pagavau, blemba. Nu niekad nepagaunu, čia supranti. Bus kažką nors pasipjausit ant plekščio. Aš dvi. O. Oi, nu va, biškio masalo ir bus supranti. Ačiū labai. Netušęs grįšiu, nors keletą supranti. Nu. Nu, gerai. Gerai, iki. Blei, anksčiau užkibučiau tas. Bet. Suprausk. Koks žiobrys.
prasme. Va jums ir barta. Jokių bartų. Nevėžio duobė. O tokio tai nesitikėjau. Bet jėgos tai, kai spaudė, čia galvoju, tus krūmus įlys. Šiandien sulaudžiu su meškerė jaučiu. Čivynai bartinis, kaip tas žiobris. Kodėl bartinis? Nu, tokio dydžio. Iš pradžių galvojau, kad karštis, nes po šitų šviesiai pasirodė, sublizgėja. Čia makti krūmus lenda, staigiai tą pusę. Žiūriu. Žiūrėk, ant vakaro visai čia. Gerai bus. Žinai, atsigavo. Gyvų nebededu. Gal gyvi galvoju maišu. Gyvų jauką nebededu, tai kažkaip gal ir atsigavo. Kas jie neskanu. Turiu. Nu, gali nekrūtyti. Nebloga. Nu ką, draugai, nuotaikos puikios, žvejyba tęsiasi, nors jau po truputį temsta, bet kažkaip noris atsigriebti už tą prarastą laiką šiandien dienos. Tai dar vis kenčiam, žuvis kimba. Kaip matėt, nuo šapalų ant žiobrių perėjau, viena kita koja, žiobris. Ir smagu iš tikrųjų, masalas, dzikas su matylium. Į šeriklėlę tai vien tik jauką dabar duodu, neduodu jokių gyvų. Viską išėmiau, nes lyg toks buvo momentas, kad daviau ir lyg tai žuvis išsijungė. Paskui nebedėjau gyvų ir lyg tai atsigavo. Tai čia nežinau, gali būti sutapimas, gal ne, bet gyvų nededu ir nerizikuoju, kaip sakant. Tai va. Liuks, gaudom toliau. Dar kiek čia pasidėsim. Šitokia atsargiai kimdavo. Palanksta ir dangsta.
Rauda. Rauda, ne. Akui. Bliam. Akis raudonas. Peliakai lyg turim. Ai, nežinau. Labai gerai. Ne krokodilas. Ką, draugai, laukiu paskutinės žuvies. Ir ką, apibendrinti šią žvejybą, tai žodžiu, nepabijokit keisti vietos, aš jau kelintą kartą įsitikinu. Ir čia, kas liečia nevėžį, tai jau kitam kartui žinosiu tam tikrus niuansus. Ir kitos žvejybos čia bus, manau, tikrai geresnės. Tai va, kas liečia techninius dalykus, masalai. Kukurūzą su dziku ėmė šapalas ir kuoja lyg tai. Bet didžiąją žuvies dalį sugavau su dziku ir matylium. Gyvų padavimas, tai jau sakiau, kad daviau, paskui gavau išimt, tai vien su jauku jaukinau. Pavadėlis 8 cm, šėrykla 8 gramų. Gal laikytų ir lengvesnė, bet kažkaip atsinešiau meškeris ir užsimečiau ir tingėjau pasikeis paskui. Bet gerai, suėjo. O kas dar? Žinau, prenumeruokit kanalą, paspauskit laiką, pakomentuokit. O ką, aš laukiu paskutinės žuvies. Pažiūrėsim, ką pagavom ir važiuosim namo. Nebesulaukiau paskutinės žuvies. Kaip specialiai visada. Ai, jis jau grinai sutemo. Nebematysim mašinos kaip pareitų. Tai pasižiūrim, ką pagavom, paleidžiam ir varom namo. Ta paskutinė žuvis bus kitam kartu. Na va, laimikis. Nu ką, draugai, viskas. Leidžiam. Šapalai. Žiūrės. Kojas neblogas. Kito karto.